Labas visoms. Šį saulėtą rudenio sekmadienį, veikiau jisai panašus į birželį. Ir šiandien visai netikėtai, kai ką padariau, ką labai atidėliojau. Ir būtent vienu įrašu video nusprendžiau pristatyti tai, ką norėjau pristatyti jau gan senai. Ir tai yra šitoj dėžutėj, ta mažytė mano paslaptis. Ir tai iš tikrųjų yra susiję su akmenukais. Kai kurios turbūt iš jūsų žino, kad mūsų visatoje, mūsų Žemėje yra daug akmenų, kurie turi tam tikros galios. Vieni tai vadina magiška galia, kiti iš vis netiki. Aš su akmenukais susipažinau, tiksliau pradėjau domėtis kažkur prieš pusę metų. Ir tada jų vis daugiau ir daugiau atsirado mano gyvenime, kaip žmonės pradėjo man dovanoti apyrankės, aš pati bandžiau jas vertis, prisitaikyti jas savo gyvenime. Ir tada visai netikėtai pagalvojau, kad norėčiau kai ką padaryti sau, tada, kai negaliu nešioti apyrankių. Ir tai buvo auskariukai. Ir jūs nepatikėsit, aš iki šio sekmadienio galvojau, kad aš šitą video apie auskariukus darysiu daug vėliau, bet visgi padariau dabar. Čia yra mažiukai auskariukai. Šie rūžavi yra su rožiniu kvarcu, šie yra su ametistu. Juos padariau todėl, kad ne visada noriu nešioti apyrankės, bet labai mėgstu nešioti auskariukus. Ir auskariukus nešiodama, aš lyg jaučiu akmenukų galią, nes vis tiek jie liečiasi prie ausytės, o ausytės yra labai daug meridianų, daug energijos taškų. Ir tokiu būdu, juos keisdama, šiuo metu turiu tik šitas 2 rūšis akmenukų ausytėse, aš lyg savo dienai padarau ketinimą. Pavyzdžiui, kai noriu meilės, noriu dvasinės ramybės, deduosi rožinio kvarco auskariukus, o kai noriu turėti aišku blaivų protą, girdėti labiau savo vidinį kompasą, intuiciją, deduosi ametisto auskariukus. Ir aš juos rodau todėl, kad aš nusprendžiau juos pradėti daryti kaip papildomą savo veiklą, nes man labai patinka juos daryti. Ir kažkur tai už savaitės aš galėsiu priimti užsakymus iš jūsų. Būtent su šitais 2 akmenukais ir su sidabriniais auskariukų antgaliukais. Ką dar daryčiau, kai auskariukus darysiu, tai kadangi aš šiuo metu mokausi ir reiki, tai bedarydama auskariuką iš tikrųjų įdėčiau tą ketinimą, kokio jums reikia. Tai, pavyzdžiui, kai šitus auskariukus dar dariausi, tai aiškiai žinojau, ko man trūksta ir ką su auskariukų nešiojimu tą dieną aš gausiu. Tai taip įsivaizduoju, kad darysiu ir jums. Bet kaip sakau, aš neketinau šito atskleisti dar tol, kol neturiu visų reikiamų medžiagų, nes šiuo metu tiesiog laukiu akmenukų užsakymo, kol pristatys man namo. Bet galiu papasakoti, kodėl nusprendžiau pristatyti būtent šiandien. Nes šiandien buvo vienas iš tų rytų, kai galvojau, kad man labai trūksta kažkokio tai įrankio afirmacijų kartojimui. O afirmacijas, kaip žinome, kartoti reikia, jos turi labai didelę galią, tai yra savitaiga, tai yra meditacijos forma. Ir aš šiandien susivėriau tokį meditacijų grandinėlę, gal taip galima pavadinti. Ir aš pagalvojau, kad aš pasidalinsiu irgi su jumis, nes galbūt bus merginų, moterų, norinčių tokią grandinėlę pasinaudoti ir aš galėčiau irgi tokias padaryti. Tai bent verdama šitą grandinėlę, aš iš tikrųjų šiaip panaudojau ir savo likučius, tai nebūtinai tokie galiukai turi būti, bet iš esmės aš sugalvojau, kad aš taip daryčiau. Čia yra labradoritas, aš apie kiekvieną akmenuką dar papasakosiu plačiau, bet įsivaizdavau tą trumpą afirmacijų meditacijų rytą ar šitos grandinėlės naudojimą. Jų galima naudoti 10 kartų į dieną, bet būtų tokiu principu. Pirmą labradoritą, kai brauki, dėkoji už tai, ką jau turi.
Antrą labradoritą, kai brauki, dėkoju už tai, ką nori turėti, lyg tai jau būtų įvykę. Ir tiesiog įsivaizduoji, išjauti tai, kad jau turi ir labai pakyla, aišku, nuotaika, energetika, emocinė būsena. Ir trečių labradoritų pateiki ketinimą šitai afirmacijų minutėj, nežinau, tam laikui, kuriuo tiesiog šitus karoliukus braukysime. Tai tarkim galima įsivaizduoti, kad dabar tariamas afirmacijos bus apie tai, kad aš mokausi save mylėti. Ir tiesiog užtvirtinu, kad šį laiką skiriu savo, norėdama išmokti save mylėti. Ir tada aš suvėriau 10 rožinio kvarco karoliukų. Tai jeigu mūsų afirmacija būtų aš mokausi save mylėti, tiesiog aš kartoju, aš mokausi save mylėti, aš mokausi save mylėti. Ir taip 10 kartų mes nepametam skaičiaus ir mes iš tikrųjų labai įsijaučiam į šitą visą procesą ir tai gaunasi kaip tikra meditacija su įsiteiginiais, afirmacijom. Ir tada paskutinį labradoritą irgi uždėjau tiesiog užtvirtinti. Tai galima dar labiau, kaip sakyti, pamedituoti ant tos afirmacijos, ką aš noriu pasiekti būtent tomis afirmacijomis. Tai nežinau. Pasidalinau su savo pusseserė ir jin sako, eik tu kaip faina, tai turėtų patikti turbūt ir daugiau moterų. Ir aš pagalvojau iš tikrųjų. Tos, kurios vaikystėje matė močiutės savo kalbančius roženčius, turbūt žino, kokia tai yra puikia meditacijos forma. O šita grandinėlė tai ne tik būtų meditacija, susikaupimas į savo ketinimą, bet tuo pačiu metu ir užsitvirtinimas, kad mes tikrai pakartojam afirmacijų tiek, kiek reiktų, galbūt taip galima įvardinti. Tai dabar truputį dar apie pačius akmenukus. Čia rankose laikau ametisto gabaliuką iš Himalajaus kalnų. Jį gavau iš vieno žmogaus, kuris dažnai keliauja į Indiją. Ir tie, kurie abejoja akmenukų galia, iš tikrųjų pagalvokit, kokie nuostabus dalykai auga mūsų žemėje. Gal pabandysiu truputį atitraukti. Ir iš va šitų uolienų daromi yra akmenukai. Taip pat va čia yra iš pažiūros nieko neypatingas akmuo, uolienos gabalėlis, o viduj, kaip matote, irgi yra kristaliukai. Tai va tokie yra mūsų žemėje slėpsniai. Tai dabar šiek tiek dar apie kiekvieną akmenuką. Meditaciniai šito afirmacijų apyrankiai rožinis kvarcas. Tai jį pasirinkau todėl, kad tai yra universalios meilės ir vidinės ramybės akmuo. Dažniausiai jis naudojamas meilės šiaip ritualams, nes jis apskritai skatina meilę, švelnumą, jausmingumą, bet būtent tuo metu, kai mes afirmacijas tariame, nesvarbu apie ką jos, apie svorį, apie dvasinę ramybę, streso nebuvimą, turtus, mes bet kuriuo atveju išreiškia meilę savo, nes skiriame laiko savo. Tai iš esmės tai yra galingas akmuo, tam, kad neišreikšti teigiami jausmai, talentai ir saviraiškos procesai išlįstų į paviršių. Ir šio kristalo energija išlaisvina užblokuotą vaizduotę. Kvarcas pripildo gyvenimą vidinę ramybę, išmintimi, sąmoningumu, harmoniją. Taip pat skatina meilę savo ir kitiems. Tada ametistas. Čia yra va šitie violetiniai. Šis akmuo padeda išlaikyti blaivų protą, saugo nuo neapgalvotų sprendimų, nesusivaldymo, netgi girtuokliavimo ar pagundų, jis išvaduoja iš liūdesio, suteikia ramybę, pusiausvyrą. Apyrankėje aš jo nedėjau, bet galima aišku dėti ir jį, tai tuomet be tokių labradorito gabaliukų galima būtų dėti ametistą. O labradoritas, kaip akmuo, jis suteikia visokiojopą apsaugą, apsaugo nuo negatyvių aplinkybių, nuo pasaulio negatyvių įtakų, nes pasaulis nėra negatyvus. Tai yra kantrybės, originalumo akmuo, jis suteikia daug ištvermės, padeda išvelgti savo iliuzijas, atskirties nuo tikros situacijos, vėlgi suteikia išminties ir atveria užslėptus sielos klodus. Tai tuo pačiu, kartodami afirmacijas ir liesdami akmenukus, mes dar gauname ir jų įtaką ir be abejo, kaip rekomendacija darbui tiek su akmenimis, tiek su afirmacijomis aš rekomenduočiau minimum 42 dienas. Ir kaip matot, labradoritas tai yra tikrai labai, jisai
tikrai labai gražus akmuo, aišku, čia jis yra apšlifuotas, bet jisai turi tą spindėsi labai dėlį nuo saulės ir jeigu aš neklystu, aš dar atsinešiau ir, ne, visgi neatsinešiau, turiu didesnį labradorito gabalą, tai iš vis atrodo įstabiai. Tai dalinuosiu su jumis tokiais savo sekmadieniniais atradimais, galbūt ypatingai šitą apyrankę, jaučiu, kaip ją naudosiu dabar dažnai. Netgi tada, kai prarandi pusiausvyrą turbūt, galima tiesiog išsitraukti, padėkoti už tai, ką turi, padėkoti už tai, ko nori, užtvirtinti ketinimą, kad aš dabar noriu jaustis rami, tarkim, kai atsitinka kažkokia nelaimė ir kartoja, aš jaučiuosi rami ir stabili, aš jaučiuosi rami ir stabili. Ir taip praeini. Ir aišku, ta širdelė galia, tai vėlgi tai yra kiekvienas laikas, kur mes skiriam savo, tai yra meilės išraiška savo. Tai jeigu kažkuri iš jūsų norėtų turėti kažką panašaus, duokit man žinot, pasitarsim, sugalvosim. Manau, kad tikrai galima. Aš tikrai noriu dalintis su jumis tuo, ką pati išbandau, atrandu ir kas man padeda ir patinka savo kelionė į save, pasaulio pažinime ir kasdieninio įkvėpimo ieškojime. Tad gražaus jums sekmadienio.